Nežinote, ką nuveikti per vieną dieną Šiaurės Lenkijoje? Tai žiūrėkite, parodysim, ką mes padarėm. Esame žemuosiuose Stančiukuose ir vienas iš lankytinų objektų yra Stančiukų apžvalgos bokštas. Lipsime į jį. Puikus užlipimas ir nulipimas laiptais į šį bokštą tikrai įveiks ir mažas, ir didelis. Ir maži vaikučiai metukų, tiksliau 2 metukų, jau jį įveikia, mačiau. Ir pakilti yra gerai, kas yra patogu, kada yra stogas, jeigu lietutis lyja, tai jūsų neplis. O šiaip vaizdai faini, matomas ir Stančiukų tiltas, matomas ir šalia esantis ežeras. Vis dėlto Šiaurės Lenkijoje taip pat yra ežerų, ne tik Mazūruose. Taigi, rekomenduoju. Tikrai ateikit čia. Antras taškas Stančiukuose, tai jų yra žymus aukštieji Stančiukų tiltai, kuriuos ir matome dabar. Kuo jie žymus, tai kad jie buvo statyti seniai, statyti kelis metus ir per vieną tiltą spėjo dar pavažiuoti traukinys, per kitą dar ne. Ir po to karo metu buvo sustabdyta. O aš ten buvau, o jūs? Koks bebūtų gražus vaizdas iš viršaus nuo šitų tiltų, bet pats didžiausias, efektyviausias wow, tai čia yra iš apačios. Einu žiūrėti ir fotografuotis. Ganėtinai netoli nuo Stančiukų tiltų yra ir Kepoice tiltai. Jie aišku yra žemesni, bet ne ką mažiau žavūs. Goldupėje yra vandens baigimo bokštai. Sveikatingumo sritis, sfera, kurioje yra vanduo, kvėpuoti druskomis, mineralais. Galima sulyginti gal su Birštonu mūsų ar druskininkais. Tai atvažiavau pirmiau šiandien pažiūrėti, kas čia yra tokia ir parodysiu jums. Turbūt girdite už kadro muziką, čia kaip ir svetingumo trasa, vieta ir čia vyksta šiuo metu bėgimo ir dviračių varžybos, bet mums vis tiek nesutrukdė tai pasižiūrėti bent jau dalinai. Kodėl aš siūlyčiau čia atvykti? Vien dėl to, kad čia pabuvus pusvalandį tam tikrose vietose galima pagydyti savo kvėpavimo takus. Ir rekomenduojam bent jau 5 dienas tai daryti. Tai tikrai rekomenduoju, čia tikrai pabuvus 5 minutės aš jau pajaučiau pagerėjimą. Tai tikrai rekomenduoju atvykti čia. Šiaurės Lenkijoje taip pat yra ir ežerų, ir dabar esant Goldupėje galima ne tik sveikatintis kvėpavimo takus gydyti, bet ir išsimaudyti ežere puikiame. Goldupė taip pat yra vandens bokštas, buvęs vandens bokštas, kuriame dabar yra ir kavinė, ir apžvalgos aikštelė. Pakilkime tenais.
Kiekviena kelionė yra žavi savaip ir tikrai kviečiu pakeliauti ir po Šiaurės Lenkiją, pasigrožėti gamta ir pakilti į tuos pačius ir apžvalgos bokštus, nes kiekvienas yra savaip žavus, savaip geras. Pavyzdžiui, vat ir šiandien Goldapė pakilus į 5. aukštą, po to dar lipi laipteliais aukščiau yra kavinukė, kurią gali nusipirkti ir kavos, ir pyragėlių, ir dar pakilus aukščiau atsisėsti, išgerti ir pasižvalgyti, pasigrožėti. Tikrai kviečiu.